Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Štai už mano nugaros kol kas vasaros koncertų salė tuščia. Na, vasaros koncertų salė turbūt sezoną savo tikrai pradės birželio mėnesį. Tačiau Palangos moksleivių klubas jau 10-ąjį kartą šiemet gegužės 21-2 dienomis pradės pakankamai didelį renginį. Tai Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų festivalis Baltijos bangelės 2004. Na ir, kaip jau minėjau, 10-ąjį kartą šį festivalį organizuoja tiesiog ir jo rūpinasi, tiesiog jo rengėja, iniciatorė yra mokytoja Valdonė Juozapavičienė. Ir mes su gerbiama mokytoja norim kaip tik šį vakarą ir pakalbėti šią temą apie šį festivalį, kuris visai netrukus sudrebins Palangą, kadangi šioj salėje bus apie kelis tūkstančius vaikų. Na, gerbiama Valdonė, galbūt pradėkim nuo to, kad žmonės suprastų, apie ką mes šį vakarą kalbėsim. Galbūt daugelis yra girdėję, žino, kas tai yra, kad yra toks festivalis Baltijos bangelės, tačiau ką jis reiškia, koks jo tikslas, ką konkrečiai vaikai, atvažiavę, aš suprantu, jie dainuoja, bet ta prasme, kodėl, kam jie dainuoja, ar tai yra kažkoks tai konkursas, ar tai paprasčiausiai reiškia toks susitikimas vaikų. Žinot, vaikai jau yra pripratę prie konkursų, prie įvairiausių koncertų. Bet tokį, kad padovanot kažką vaikam, kažkokių džiaugsmingesnių akimirkų, ne kiekvienas koncertas ar konkursas tai gali. O čia aš pagalvojau, mes turim nepaprastai gerą geografinę padėtį. Čia yra jūra, čia yra smėlis, čia yra saulė, tiltas. Čia galų gale yra mūsų Palanga. Kodėl nepagarsinus Palangos visoje Respublikoje dar kartą, ne tik vasarą, bet ir pavasarį, ir nesuteikus tokios galimybės visiems vaikams, visiems Lietuvos dainuojantiem vaikam, atvažiuoti čia į Palangą ir pabūti prieš sezoną. Gi ne kiekvienas tėvas gali atvežti savo vaiką prie jūros. Ir jeigu mes kiekvienais metais priimdavom apie 2000 vaikų, tai įsivaizduojate, jie jau skaitykit, kaip ir yra buvę prie jūros. Mes klausinėdom tų vaikų, kas atvažiuoja su tėveliais prie jūros. Tai trečdalis gal pasakydavo, kad tėveliai gali jiems leisti čia atvažiuoti ir pabūti. O tuo momentu jie čia atvykę su chorais, jie ir pabūna, ir pasidžiaugia, ir tuo pačiu ir pagarsina mūsų miestą. Pasidžiaugia mūsų miestu. Taip, tai, kaip suprantu, reiškia, chorai, tie vaikai susirenka, tiesiog parodo vieni kitiems save. Nėra jokio konkurso. Čia nėra jokios įtampos. Taip. Jie tik džiaugiasi, kad jie atvažiavo čia būtent į mūsų miestą. Ir susirenka daug chorų. Ir choruose kiek yra maždaug vaikų vienam chore? Vienam chore, jeigu taip vidurkį skaičiuot, tai jų yra 30-35. Bet būna, kad atvažiuoja ir iki 60, būna atvažiuoja ir iki 18. Tai mes ėmėm tokį vidurkį, jau šiemet jų yra priskaičiuota 1700. Ir aš turbūt nesuklydau pasakęs pradžioje, kad vis dėlto moksleivių klubas organizuoja ir jūs. Jūs buvot iniciatorė, taip? Taip, aš tik daviau tą mintį, nes aš... Jau 10 kartą. 10 kartą, taip. Aš tik daviau tą mintį, o klubas tą visą veiklą vysto. Nes vis tiek ir pinigų reikia tam šiek tiek, ar ne? Tai ne šiek tiek, jų reikia kaip reikiant. Tik man labai gaila, kad būtent moksleivių klubas labai yra kuklus ir neišdrįsta savivaldybės paprašyti tiek, kiek reikia. Todėl mes esam priversti kažką tai daryti, ieškoti rėmėjų, tai prašyti pačių chorų, kad šiek tiek prisidėtų. Aišku, aš labai vertinu kuklumą, bet reikėtų realiai pasižiūrėti. Ir man atrodo, jeigu jau mes prašom kažkokios sumos, labai gaila, kad savivaldybė dar išdrįsta apkarpyti ir skirti šiek tiek mažiau. Tai kokios tos sumos yra maždaug dabar? Mes prašym 6000. Tai jie mums jau matė, kad galvoja, gal per daug bus, tai skiria 4. Aišku, mes labai kuklus esame, mes neišdrįsim daugiau paprašyti. Bet matyt, vis tiek reikia dėkoti ir už tai, kad... Aišku, mes labai dėkojame, nes kadangi savivaldybė šiam festivaliui yra pati pagrindinė. Taip. Pats pagrindinis rėmėjas yra savivaldybė. Ir mes visada jiems dėkojam ir mes visą laiką džiaugiamės, kad labai daug kas iš savivaldybės, ypatingai meras, jis ateina ir visada stebi mūsų festivalį. Ne taip, kad sėdi.
kaip žiūros, jis net atsistoja ir kartu su vaikais stengiasi dalyvauti mūsų toj šventėje. Taip. Ir dar, kiek aš žinau, kad šiek tiek reikės mokėti pinigėlių turbūt ir už salę, už vasaros Taip, koncertų būtent, salę šiemet, būtent. kadangi anksčiau moksleivių klubas pats valydavo šią salę ir nekainuodavo. Tačiau dabar reikės mokėti, bet vėl mums tiesiog čia šiandien prieš laidą pasakė, kad galbūt tų pinigėlių prašys šiek tiek mažiau, kadangi irgi supranta turbūt, kad ir tas moksleivių klubas nėra toks turtingas. Tai žinoma, ypatingai šiais laikais, tai su finansais sunku, bet man atrodo, į tuos finansus reikėtų kažkaip lengviau pažiūrėti ir daugiau į O dvasinį chorai vaikų patys pasaulį atvažiuodami, jie neatsiveža jokių pinigų, jokių startinių mokesčių nėra. Taip, startinis mokestis jau yra kelinti metai 100 litų, bet labai daug chorų yra atleidžiami nuo to mokesčio. Mes tengiamės atleisti tos chorus, kurie atvažiuoja iš kaimų. Jiems duoda mažesnius tuos, nes žinoma, kad kaimuose ta socialinė visa padėtis yra gana sudėtinga. Ir mes jiems darom kažkokių nuolaidų. Yra tokių chorų vadovų, kurie labai prisideda būtent savo visokių išradingumų prie mūsų festivalio. Tai natas renka, būtent atsiunčia, kad mums greičiau eitų visą tą informaciją. Dabar labai smarkiai yra išvystytas internetinis ryšys. Tai daug pakvietimų, daug visokios informacijos mes siunčiam. Yra šiek tiek paprasčiau, galbūt greičiau. Yra žymiai paprasčiau, žymiai. Vat visai nesenai buvo organizuotas berniukų chorų, būtent vadovams, išvažiavimas į Rygą. Ir ten, toj išvykoj, aš irgi suradau vieną berniukų chorą iš Rudaminus, kur net tas kraštas gal ne visiems yra girdėtas. Jie su mielu noru sutiko. Tai per vieną dieną buvo visa informacija, visos natos, viską ir atgal atėjo laiškas. Kiek aš žinau anksčiau, nežinau kiek tai anksčiau, negaliu tikrai tos informacijos dabar prisiminti, bet yra buvęs tarptautinis. Dabar jisai vadinasi respublikinis. Taip, yra buvęs per 5-asias Baltijos bangelės tarptautinius, nes buvo atvažiavę tik vieną kartą iš Baltarusijos buvo atvažiavęs choras Pivniki, berniukų choras, ir mes labai didžiavomės. Šiemet mes irgi ko gero turėsim vieną svečią iš Bresto, irgi berniukų choras, bet dar nėra galutinai sutarta. Jeigu mums pavyks gauti lėšų, nes juos jau reikia išlaikyti, jiems reikėjo nakvynį ir maitinimą kažkaip suorganizuoti. Jeigu tik mums pavyks gauti rėmėjų, gal dar prašysim savivaldybės, kad kažkiek tai prisidėtų, mums padėtų, nes jie jau stengiasi niekada neatsisakyti šitokiam reikalui. Tai mes šiemet irgi gal turėsim, tas tarptautinis bus, nes turėsim svečių iš Bresto. Vadovė su mielu noru sutiko, bet jų kelionė yra 700 km, jau brangoka kelionė. Jie jau norėtų čia jau kažkaip, kad išsisukt, kad kaip svečiams, kad nereikėtų. Labai daug lėšų. O ar mes galim šnekėti, aš dabar suprantu, pavyzdžiui, iš Rusijos gali atvažiuoti, iš Baltarusijos dabar, galbūt iš Latvijos galėtų, ar ne, iš tų kraštų mums jau žinomų. O sakykime dabar, kadangi jau mes būsime Europos Sąjungoje, ar negalvojat, gal ne šiemet, žinoma, jau savaime, bet, pavyzdžiui, gal kitais metais pasikviestų europiečių? Žinot, man toks užmanymas buvo, kad šiemet pasikvies iš Švedijos. Bet gal dar šiek tiek pasikuklinom. Palikom kitiem metam, kada jau tikrai eisime Europos Sąjungą. Reiškia, vilčių ateičiai daug yra dar. Taip, vilčių, ir jie patys, švedai patys labai norėjo atvažiuoti. Ten būtent yra tokia irgi organizacija, jų jaunimo organizacija, nevyriausybinė organizacija. Mes jau šnekėjom labai su jais ir su tais vadais šnekėjom, bet jie matyt dar patys neapsisprendė, patys yra tam nesubrendę, nepriaugę iki tokios minties, kad pas mus sudalyvautų tam festivalį. Nu, ateityje aš manau, kad mes palaikysim ryšius su jais ir tikėkime, kad jie tikrai atvažiuos. O kokia yra festivalio programa? Ką veikia vaikai? Aš žinau, jie eina prie jūros, turbūt palangiškiai mato, kiek daug vaikų tiesiog su balionais ar ne, labai gražiai pasipila pajūryje. Iš viso, ką jie veikia čia prieš užlipant ant scenos? Jau jie visi pradeda sugužėti Palangą penktadienį. Tai reiškia, bus gegužės 21. Penktadienį mes visus palangiškius ir ko gero mažuosius žiūrovus nustebinsim su labai gražiu muzikiniu spektakliu, kuris, kaip aš manau, turėtų įvykti Senosios gimnazijos salėje. Ir ten žiūrėtumėm spektaklį Vorų vestuvės. Šitą spektaklį atveža Vilnius 2 chorai iš muzikos mokyklos Lyra. Dar labai norim pasikviesti
ir jis žadėjo atvažiuoti į mūsų festivalį ir pasveikinti, ir taip pat ir didžiajam koncerte žadėjo sudalyvauti aktorius, dainuojamosios poezijos atstovas Gediminas Storpirštis. Jis sakė, aš mielai jūsų 10 Baltijos bangelėse sudalyvausiu ir pasveikinsiu visus vaikus. Tai čia toks pirmas kartas? Čia pirmas kartas, taip, kada taip, toks svečias sudalyvaus mūsų šventį, tai jau čia pirmas kartas ir mes labai būsim laimingi, jeigu jis tikrai sugebės atvažiuoti iš Vilniaus net. Reiškia, dar prieš tai penktadienį kurie kolektyvai atvažiuos iš tolėliau, jiems yra numatyti koncertai, jie patys visiems pasirodys senelių namuose, vaikų globos namuose, poilsio namuose. Mes dar paklausinėsim, kas jau norėtų tų koncertų. Žodžiu, bus Palanga sujudinta kaip reikia. Palanga jau nuo penktadienio pradės labai judėti. Kai kurie kolektyvai gal net ketvirtadienį atvažiuos, kas lėšų daugiau turės. Nes kiti nori ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį pabūti, o šeštadienį vakarė po koncertų išvažiuoti. Kiti atvažiuoja penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Bet tokių kolektyvų mažai yra, nes labai brangus autobusai yra, jie irgi taupo, visur taupimas, taupimų programos yra diegiamas taip pat. Taip. Ir dar, kaip sakiau, turbūt yra vienas iš pagrindinių iš tokių įdomesnių akcentų, kai žygiuoja vaikai, tie chorai Basanavičiaus gatvė, ar ne? Taip, eisena vaikam labai patinka. Su muzika. Ir su muzika groja Palangos orkestras, Palangos vaikų muzikos mokyklos orkestras. Mūsų gerbiamas Jonas Einas, jis visą laiką mielai mums padeda ir vienais metais, atsimenu, buvo lietus, liejo labai smarkus lietus. Aš galvoju dabar, aišku, mes taip pat po orkestrą įm. Galvoju, dabar orkestras tikrai negros visą laiką, kad toks lietus, reikia saugoti galų gale instrumentus. Mes galvojam, juos pavaduosim. Ir kaip tik orkestras nutilo, mes iš karto puolam taip padainuoti. Tai ką jūs galvojat? Tas orkestras tylėjo, jis visą kelią grojo, ir taip grojo, kad mums su tų lietum tiesiog dar maloniau buvo ateiti. Reiškia, vaikus niekas, kaip sakant, jie neįsigąsta nieko. Nei lietaus, nei vėjo, nei šalčio, bet jau prisirengti ir patiems palangiškiams reikia. Nes palangiškiai daugiausiai jie labai planai apsirengia, tiek į repeticijas, tiek į koncertą. Jie jau nori pasirodyti save, parodyti save kitiem, pasirodyti prieš kitus ir tiesiog tėveliai nepagalvoja, kad čia yra tikrai dar šalta. Dar Taip, o vaikučiai nuėję prie jūros, jie, kaip suprantu, jie tik tai ateina prie jūros pasisveikinti su jūra. Taip, jie pasisveikina su jūra. Ir Leonidas Abaris yra sukūręs tokią dainą, jau tradicinę dainą, Žuvėdra, kurioje skamba taip, ant smėlio tavo vardą užrašysiu. Reiškia, vaikai eina ir pačius mylimiausius vardus jie rašo ant jūros kranto, kad ta pirmoji banga jos nusineštų atgal ir kitais metais vėl grąžintų. Jie visi žino, kad jie turi užrašyti tą vardą. Jie ne ant smėlio rašo, jie prie pat jūros rašo, kur ta pirmoji bangelė galėtų nusinešti gilin į jūrą, kad kitais metais vėl atneštų. Aišku, mes darom siurprizą vaikam. Šventosios pagrindinės mokyklos vaikai suneša, jie kadangi mėgėjai yra rinkti gintarus, jie man tokių smulkesnių gintarų labai daug prineša. Tiesiog tokį maišą aš prisirenku, paskui duodu savo padėjėjams. Jie prieš pat ateinant vaikams, reiškia, jeigu eisena yra 4 valandą, tai mes jau prieš 3 turim būti toj vietoje prie jūros, kurioje jau sutarta. Ir ten jau tie mano padėjėjai prieš 15 minučių išbarsto daug gintarų. Ir tie vaikai eina rašyti savo vardus. Ir per rašydami tos vardus jie atranda daug tų gintarų. Tai viena vadovė pasakojo, kai tas vaikas žiūri ir netiki savo akim, kad tiek daug tų gintarų. Jis griebė pilną saują su visų smėliu. Apgaudinėja, bet žinokit, ta apgaulė yra nuoširdi. Jie visiems parsiveža, jie tą mažą gintarėlį, jie tiki, kad tą jūrą išmeta. Jiegi sekančią dieną irgi nueina, bet jau dėja neberanda tų gintarų. Padarykit kokį prizą, kokį didelį gintarą pameskit. Jeigu tik tai mano vaikai atneštų tą didelį gintarą, mes su mielu noru pamestumėm. Tai man patiko tas momentas, kaip jis pasiėmęs, neša tai vadovė ir sako, vadovė, būkit gera, paieškokit man salfanį maišelio, aš mamai parnešiu ne tik gintarų, bet ir smėlio, o gintarus namie išsirinksiu. Tai ta vadovė tiek džiaugiasi, galvoja, visiems tos akimirkos džiaugsmo, jos visiems yra labai mielos. Taip, ir tie kolektyvai turbūt, kiek suprantu, atvažiuoja turbūt jau eilę metų, tie patys irgi, ar ne? Daug yra tų pačių, nes kai jie pajunta tą džiaugsmą, jie labai nori dalyvauti, jie tiesiog kartais prašo, priimkit mus. Yra tokių kolektyvų, kur mums kartais, paveda. Tiesiog mūsų kaip organizatorius, tai neklauso, tai triukšmauja, tai dar ką nors tokio. Tai žinokit, mes gražioj formai kitais metais jau nepriimam.
Mes visiems kažkokie. Mes čia juos ir išauklėjom tos kolektyvus, tos vaikus galų galiai išauklėjom, kai kartais vieni kiti pradeda išdykauti labai smarkiai, tai su veidrodėliais ten erzinti vieni kitus, galų galiai pačius mūsų organizatorius, kaip mes vedam repeticijas. Tai tik yra mažas žestas. Kas ant per kolektyvą sėdi, gal kitais metais nebenori, viskas, iškart vadovas sutvarko ir sako, kažkokia tai nedrausmė čia yra, kažkokia tvarka. Nu, nežinau. Kas šiam organizaciniam darbė yra sunkiausia ir galbūt kas yra įdomiausia? Kas įsimintiniausia? Man asmeniškai sunkiausia yra ta visų pradžia. Repertuaras tai yra pati sunkiausia vieta visam festivaliui, nes išrinkti repertuarą yra labai sunku. Tai repertuaras yra tai, ką atveža tie chorai, ne? Ne, mes patys turim išsirinkti, ką dainuos jungtiniam. Tai mes važiuojam pas kompozitorius, Banga Balakauskienė labai padeda, kartais dar kretingiškis Bernardas Anožis, jis dar vieną kitą kūrinėlį pasiūlo. Leonidas Abaris, jis labai nenori, kad jau mes kūrinius dainuotume, bet jo kūriniai yra labai gražus, jeigu mes tik spėjom. Jis nenori, jis labai kuklus yra, jis sako, jūs turit savo krašto kūrėjus, tegu jie jums duoda, aš iš Vilniaus esu, aš esu toks nežymus, toks neriškus, jis labai kuklus yra žmogus, bet labai nuostabus žmogus, tikrai nuostabus, jo kūriniai yra labai gražus. Jeigu Baltijos bangelės kūrinys, specialiai Baltijos bangelėms sukurtas, yra Jūros paslaptis, irgi ne tam festivaliui sukurtas, bet būtent jūrai sukurtas. Žuvėdra, ta mūsų nuostabioji, tikrai, kur net yra mūsų ant scenos kabo visą laiką tos žuvėdros sukurtos. Mes jį labai mylim ir gerbėm, įkvietėm šiais metais atvažiuoti, bet vargu ar jis išdrys atvažiuoti ir pasveikinti mūsų festivalį. Ir šiaip nėra buvęs jis, ar ne? Jis yra buvęs, yra ir su savo kolektyvu buvęs, bet kadangi šiemet yra labai daug renginių Lietuvoje, ir mes Lietuvos vaikai, Klaipėdoje vyksta renginys ir konkursas ten yra, ir Vilniuje yra Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją. Žmonės pasirenka kur, nes brangu tai yra. Taip, tai kas yra sunkiausia, o kas yra maloniausia, kas įsimintiniausia čia yra? Maloniausia šiam darbė, šioje organizacinėje, reiškia. Žinot, kas yra? Visų maloniausia tai yra, kai prasideda tas didysis koncertas. Dar visiems čia pergyveni, kad čia viskas gerai būtų, čia mes visos ir visas moksleivių klubas yra jungtas į tą darbą. Čia jokių būdų, aš negaliu, kad aš viena darau. Jokių būdų, čia vienas niekaip nepadarysi to darbą. Čia visas yra moksleivių klubas įtrauktas, nes tai yra galų gale Palangos garbės reikalas. Čia ir švietimo skyrius, ir merija, ir muzikos mokykla, ir senoji gimnazija. Tiesiog visas miestas. Taip, visas miestas. Mes tik esam tie, kurie keliam tas bangas, keliam tas bangelės, judinam, kad mūsų šventė įvyktų gražiau. Keletas bangelės, kaip jūs keliat? Sakykime, kokia buvo pirmoji Baltijos bangelės, pirmosios ir dabar, jeigu sulygint, ar daug yra skirtumų? Pažiūrėkite į tą dabar visą salę. Tai visa salė, ten buvo, kai mes atsistojom, gal salėje liko kokį 20 žmonių, ir mes visi suėjome į salę, į sceną. Pirmą kartą, ar ne? Pirmą kartą. Tai čia iš vis buvo, bet buvo smagu, buvo gera, kad mes visi susirinkom, buvo iš vis 11 kolektyvų. O jau nuo 5 Baltijos bangelės, tai jau čia net kiti vadovai sako, jau per daug. Jau mes nebepajuntam to džiaugsmo, kai buvo pirmosios, jiem pirmosios daugiau patiko. Antrosiose buvo 17 kolektyvų. O tai po truputį, bet jau nuo 5, kai jau pradėjo didėti, jau 58, 60 kolektyvų, 53, 4, jau vis laik virš 50. Bet sako, kad vienybėje jėga, matyti. Taip, vienybėje jėga. Aišku, vadovai, kurie atveža savo vaikus, jie irgi gal nori pailsėti. Bet čia ne poilsis yra. Čia yra malonumas. O kartais per tą malonumą gali būti, kad šiek tiek tos grūsties yra, nes visi vaikai nori patekti. Ir kaip sekas apgyvendinti? Pavyzdžiui, dar yra viena problema, nežinau, ar pavadinkim problemą ar kaip, bet šiuo atveju, ko gero, jūs irgi padedat kaip organizatoriai, reiškia, ir palangiškiams, kurie priima tos vaikus, ar ne? Taip. Ir poilsio namai, ir privatus. Daugiausiai atsiliepia privatininkai. Ir kiek aš žinau, ten kaina yra turbūt 10 litų? Taip, mes jiems jau nuo pat pradžių siūlėm, kad mes jiems mokam 10, vaikai jiems moka 10 litų ir atsiveš savo baltą patalinę. Žinot, jeigu kas turi didesnį plotą, tai labai gerai. Labai daug kas skambina, kurie turi 7 vietas, 10 vietų. Mums tai mažai yra.
Nes kolektyvuose būna minimum 25 vaikai, minimum, o dar yra auklėtojai, tie mokytojai, vadovai, iki 30 mums išeina. Ir mes norim geriau, kad jie gyventų vienoje vietoje. Todėl kartais, kurie skambina tie savininkai ir siūlo po 10, jau mes turim jų atsiprašyti, kad mes tikrai tokios skaičius, tiesiog mes neturim kaip išskirstyti, nes vadovai nori, kad būtų vienoje vietoje visi vaikai. Taip. Na ir turbūt vis dėlto laidos pabaigoje. Aš turbūt irgi visų žiūrovų vardu noriu padėkoti Jums už pokalbį ir palinkėti, kad tos Baltijos bangelės būtų šiemet, tikrai ne tik jubiliejinis, bet ir išskirtinis 10-osios, kad palangiškiai suvoktų, suprastų jų reikšmę, jų didingumą, kad mokėtų priimti tuos mažuosius mūsų dalyvius gražiai, tvarkingai. Na ir Jums linkiu sėkmės taipogi. Ačiū labai. Ačiū žiūrovai, viso gero. Viso gero.